Vibrance Beitsai pasižymi tuo, kad padeda augalams išvystyti gausesnės, tvirtesnės šaknis, o gausios ir tvirtos šaknis yra gero derliaus pamatas. Sveiki, mano vardas Remigijus, esu Singentos bandymų vykdytojas Lietuvoje. Šiuo metu esame Radviliškio rajone, Singentos vasarinių javų beicų bandymuose. Šio bandymo tikslas patikrinti Singentos ir rinkoje esančių konkurentų beicų efektyvumą. Tyriamas efektyvumas prieš pagrindinės su sėkla plintančias ligas, tokias kaip šaknų, pašaknių puviniai, dulkančiosios kūlės vasarinių miežių ir kitos. Taip pat tyriamas augalų išsivystymo tolygumas ir vienodumas. Esame prie laukelio, kur beicuota Vibrance šeimos beicų. Miežiai šiuo metu yra krūmijimosi tarpsnio pabaigoje. Yra praėjusios 35 dienos po pasėjimo. Augalai tolygus, tvirti, stipri šaknų sistema. Vibrance šeimos beicai pasižymi tuo, kad turi unikalią veiklią medžiagą setaksanas, kuri yra naudojama tik tai beicuose. Tai padeda išvengti ligų atsparumo išsivystymą, be puikaus veikimo prieš ligas. Taip pat Vibrance beicai pasižymi tuo, kad padeda augalams išvystyti gausesnės, tvirtesnės šaknis. Augalų išsivystymo palyginimai paimti augalai iš laukelių, kur beicuota Vibrance beicų, kontrolė ir beicuota rinkoje esančių konkurentų. Kontrolėje matome ir silpnesnę šaknų sistemą ir jau ant pirmųjų lapų galima pastebėti miežių tinkliškąją dryžligę. Kaip matyti, Vibrance beicų beicuoti augalai turi stipresnę tiek šaknų sistemą, tiek antžeminę dalį, o gausios ir tvirtos šaknis yra gero derliaus pamatas.